Socialiniai darbuotojai Lietuvos kalėjimuose teikia emocinę ir socialinę pagalbą asmenims atliekantiems laisvės atėmimo bausmę, didindami jų motyvaciją, dalyvauti pataisos programuose ir stiprindami jų ryšius su artimaisiais. Jie bendradarbiauja su įstaigomis ir asmenimis teikiančiais reikiamą paramą. Kad dirbsiu su nuteistaisiais niekada negalvojau. Bet gyvenimas pats taip sudėliojau, neįsivaizduoju savęs kitam darbe. Šiuo metu kažkokiais tikrai nenoriu, jaučiuosi naudinga ir reikalinga. Man, kaip ir daugeliui galbūt visuomenės narių, buvo suformuota nuomonė, kad kalėjimas tai yra kažkokia tai baisi uždara zona ir kad čia patekę žmonės nurašyti, galima tai pasakyti. Bet pradėjus čia dirbti, supranti, kad jie taip pat mūsų visuomenės dalis. Ir kad jie nėra kitokie negu mes visi. Tiesiog galbūt jų patirtys ir vaikystė ir visas sudėlis. Taip kaip jie užaugo, suformavo, taip kad jie pateko čia. Nėra paprasta užmegzti ryšį, ne visi nori su tavim kalbėtis ir pirmą kartą susitikus jie nebus atviri. Susipažįsti, matai, ko jiem reikia, matai kokius problemus pas jį. Kiek jisai nori bendrauti, kiek jis leisis į bendravimą ir taip toliau. Ir po to siekia jau kitus konsultacijos. Kai kurie neturi tokios informacijos, kur kreiptis dėl gyvenamosios vietos, socialiniai darbuotojai čia viską sutvarko labai greitai. Dėl pašalpų eina, dėl gyvenamų būstų, dėl aprangos, dėl maisto išėjus į laisvę. Nes yra žmonių, kurie atlieka ne 1 metus bausmę. Dabar atsiradus socialiniams darbuotojams, aišku, daugiau žinių turime ir yra kur kreiptis, kad susižino daugiau informacijos, ką daryti toliau išėjus žmogui į laisvę. Kalėjimuose socialinis darbas yra dinamiškas dėl įvairių visuomenės grupių ir asmenų atliekančių laisvės atėmimo bausmę poreikių. Socialiniai darbuotojai dirba įvairiais grafikais, taikydami skirtingus socialinio darbo metodus ir įtraukdami asmenų atliekančių laisvės atėmimo bausmę šeimos narius į resocializacijos procesą. Kadangi atlikinėjau bausmę nuo 2014 metų Marijampolės kalėjime, iki tol, kol atsirado socialiniai darbuotojai, nebuvo tokių, užimtumų, galime sakyti, kažkokių programų. Žmonės išėję į laisvę, tada jie grįžta atgal, nes jie nežino nei kur kreiptis, jie neturi jokios informacijos. Noriu pasakyti, paskatinti visus, kad reikia laužyti stereotipus, kad nereikia bijoti, jie tokie patys žmonės kaip ir mes, padarė gyvenime galbūt klaidų. Būnant kalėjime esi saugesnis negu būnant gatvėje. Sėkmingas darbas priklauso nuo abipusės motyvacijos ir gebėjimo palaikyti ryšį su asmenimis atliekančiais laisvės atėmimo bausmę bei kolegomis, kartu prisiimant socialinę atsakomybę.